Taip, 10 valandą, labas rytas, gerbėjami tarybos nariai, gerbėjami administracija. Pradedam tarybos posėdį. Tarybos posėdėje dalyvauja iš 25 tarybos narių 23, absoliuti dauguma vietoj salėje. Ir galime pradėti. Prašau dar registruotis, jeigu kažkas nepadarė registracijos, ir tada pradedam darbą. Pirmas mūsų projektas dėl darbotvarkės patvirtinimo. Tai prašau tarybos narius patvirtinti darbotvarkę ir balsuoti. Du tiek dalyvauja pas mus tarybos posėdėje, tai reiškia vienbalsiai, darbotvarkė patvirtinta. Antras sprendimo projektas. Taip, dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 25-7 metų strateginį veiklos plano patvirtinimo kviečiu į tribūną skyriaus vedėją Donatą Ašmankevičių. Gerbėjami tarybos nariai, prašome patvirtinti Šalčininkų rajono savivaldybės 25-27 metų strateginį veiklos planą pagal pridedamą projektą. Taip, projektą turime, posėdžiai jau įvyko komitėtų, frakcijų, bet turime teisę užduoti klausimus, svarstyti, kalbėti. Prašau, tarybos nariai. Taip, tarybos narys Robertas Kovgeris. Kalbėjome su Donata per frakciją ir dabar norėčiau pabrėžti, kad šiai dienai nematau arba pasigendu kažkokių tai tikslinių programų nuo savivaldybės verslo plėtrai, verslo pradžiai, verslo skatinimui, kažkas panašaus. Tai galbūt ateityje būtų galimybė atsižvelgti į tokius dalykus, nes laikytis nuomonės, kad jeigu turite žmogų norinti pradėti verslą, kuriam trūksta informacijos, atveskit, mes jį nuvešim į mokymus, tai manau nelabai yra teisinga. Galbūt sukurkime kažkokį tai instrumentų paketą, nežinau, vietą, ar patį strategiją, ar tikslus, ir tokius žmonius užsiauginkim savo rajone, kad jie norėtų čia likti, čia kurti verslą ir prisidėti prie mūsų rajono augimo. Ačiū labai. Ačiū labai, mes bandysime atsižvelgti ir rašant projektus, jeigu aš kaip ir minėjau, jeigu bus galimybės, mes visada bandome įtraukti tą verslumo užduotį ir rengiant projektus ir įgyvendinant. Ačiū. Kas dar neturim? Galima balsuoti? Galim, taip. Prašau, kviečiu tarybos narius balsuoti ir priimti sprendimą. Taip, 19 už, 3 tarybos nariai susilaikė, sprendimas priimtas. Ačiū labai. Ačiū. Trečias pagal darbotvarkę projektas, pagal registraciją PR 12300 dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2025-2027 metų biudžeto patvirtinimo skyriaus vedėja Elena Ulianovič. Labadiena, gerbiami tarybos nariai, leiskite pristatyti trumpą informaciją apie 25-27 metų biudžeto projektą. Tai pagrindinis rodiklis, lemiantis savivaldybės biudžeto pajamų apimtį, yra įstatymų tvirtinama gyventojų pajamų mokesčio dalis procentais, sekantis savivaldybė biudžetams. 25 metams savivaldybė biudžetams buvo skiriama 50,64% šio mokesčio įplaukų nuo visų gyventojų pajamų mokesčių įplaukų į konsoliduotos valstybės savivaldybė biudžetos. Prognozuojama, kad į Šalčininkų rajono savivaldybės biudžetą
įplauks 36 924 000 eurų iš gyventojų pajamų mokesčio. Tai yra 4 689 000 daugiau arba 14,6% daugiau nei prognozuota 24 metais. Pajamos ir mokesčiai iš turto sudarys 1 906 000. Tai 233 000 daugiau negu 24 metais. Iš viso prognozuojama pajamų suma savivaldybė 25 metais sudaro 38 830 000 eurų. Palyginus su 24 metais didėja 14,5% arba 4 922 000. Numatoma, kad 25 metais į savivaldybę biudžetą bus surinkta savivaldybės vidaus pajamų 2 237 000 eurų. Iš jų 1 000 000 vietinė rinkliava, 820 000 biudžetinių įstaigų pajamų. Visos savivaldybės planuojamas pajamos savarankiškam funkcijų vykdyti sudarys 45 483 800. Palyginti su 24 metais tai didėja 6 520 000 eurų. Valstybės funkcijom vykdyti skirta 4 438 000. Ugdymo reikmėms finansuoti skiriama 18 906 300 ir tai yra 16,9% daugiau negu 24 metais pradžioje. Iš viso 25 metais planuojama gauti 70 416 800 pajamų. Palyginus su 24 metais, tai yra 9 975 100 eurų daugiau arba 16,1%. Analizuojant 25-24 metų pajamas, matyti, kad daugiausia 14,5% padidėjo pajamos iš mokesčių. Iš turto mokesčių padidėjo 32,8%, pajamų ir pelno mokesčių padidėjo 14,5%, valstybės dotacijos didėjo 14,9%. Mokymo lėšos nuo 24 metų padidėjo 16,9%. Lėšos skirtos valstybės deleguotam funkcijam buvo 4 486 900, o 25 metais skirta 4 438 000. Kitos pajamos, palyginus su 24 metų, didėjo 12,5%. Taigi struktūra 25 metų rodo, kad didžiausią pajamų dalį, tai yra 56,8% sudaro pajamų ir pelno mokesčiai. Lėšos skirtos valstybės deleguotam funkcijams sudaro 6,3% visų pajamų, 1,7% biudžeto pajamų iš kitų pajamų ir 2,7% tai turto mokesčiai, žemės mokesčiai, nekilnojamo turto mokestis. 25 metų išlaidos. Nuo 25 metų sausio 1 dienos augo minimali alga iki 1038 eurų. Bazinės algos dydis nesikeičia, 1785 eurai 40, planuojant asignavimas padidintas finansavimas darbų užmokesčiui, atsižvelgiant į įstatymų reikalavimus. Didėja 25 metų biudžetinių įstaigų išlaidas bendrai 16,1%. Švietimui skirta 31 655 700 ir tai sudaro 44,9% biudžeto. Palyginus su 24 metais auga 4 210 500. Socialiniai apsaugai skirta 13 224 000 ir tai sudaro 18,8% biudžeto. Palyginus su 24 metais augimas yra 1 709 000. Būstų komunalinių ūkių skirta 7 920 800 ir tai sudaro 11,2% biudžeto ir didėja 1 000 000. Daugiau palyginus su 24 metais. Kultūrai skirta 3 950 400, tai sudaro 5,6% biudžeto ir tai daugiau 510 000 palyginus su 24 metais. Viešai tvarkai skirta 1 484 000, tai yra 2,1% biudžeto ir tai yra daugiau 180 000 palyginus su 24 metais. Ekonomikai skirta 1 306 800, tai sudaro 1,9% biudžeto ir tai daugiau 217 500 palyginus su 24 metais. Biudžetas sudaromos buvo tokia tvarka. Pagal vietų savivaldos įstatymą savivaldybės tarybos sprendimu tvirtiname savivaldybės biudžetą, nurodoma vieno biudžetinių metų savivaldybės biudžeto rodikliai, tai reiškia 25 metų. Bendra vienų biudžetinių metų pajamų suma ir jų paskirstimas pagal pajamų rūšis
Antras, bendra vieno biudžetinių metų asignavimų suma jų paskirstimas savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams ir biudžetiniam įstaigom. Planuojama metinė įsiskolinimo pokyčio suma. Savivaldybės biudžeto rodikliai antriems ir tretiems biudžetiniams metams numatyta bendros 2-3 biudžetinių metų planuojama pajamų sumas, bendros 2-3 biudžetinių metų planuojamas asignavimų sumas ir tiek. Savivaldybės biudžeto pajamos. Savivaldybės biudžeto pajamos pagal įstatymą sudaro mokesčiai, rinkliavos, valstybės biudžeto dotacijos, kitos pervedamos lėšos, biudžetinių įstaigų pajamos iš savivaldybės turto. Dabar asignavimai. Asignavimai biudžete numatyti ir bus naudojami savarankiškam savivaldybių funkcijom ir valstybėm funkcijom atlikti. Be to Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymui ir kitiems įstatymams įgyvendinti. Vykdo savivaldybės biudžeto asignavimo vykdo valdytojų programas. Savivaldybės biudžete numatytas ir apyvartinės lėšos. Apyvartinės lėšos sudaromos iš savivaldybės likučio ir naudojamas atskira savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Tai mūsų atveju yra 8 priedas. Suformuotas ir mero rezervas, kuris sudaro ne mažiau kaip 0,25% ir nedesnė kaip 1% patvirtintų pajamų, neįskaitant valstybės dotacijų. Tai tiek dėl biudžeto, o dabar dėl procedūros. Tai savivaldybės biudžeto projektas buvo svarstomas tarybos komitetuose ir projektas atsižvelgdamas į komitetų siūlymas ir pastabas dėl savivaldybės biudžeto projekto buvo pateiktas ekonomikos biudžeto ir finansų komitetas, kuris apsvarstė savivaldybės biudžeto projektą ir pateikė apie jį savo išvadas. Tiek. Taip, ačiū vedėjai. Priminsiu, gerbiami tarybos nariai, ką mes privalome daryti dabar. Tai pirmas mūsų etapas tai klausimai. Po to pasisakymai ir po to priėmimas. Tai prašau, kas turi klausimus vedėjai. Neturime, taip? Ačiū. Tada iš vietos, o dabar kas nori pasisakyti. Paprašysiu, aišku, norinčių, bet gal čia biudžeto komiteto, ekonomikos biudžeto komiteto pirmininką Andžejų Kulevičių. Labą dieną, gerbiamas merė. Labą dieną, gerbiami tarybos nariai, posėdžio dalyviai. Tai, kaip visi žinom, biudžeto projektas buvo pristatytas sausio 29 dieną, po pristatymo buvo svarstomas visuose komitetuose ir paskutinis ekonomikos biudžeto ir finansų komitetas jau priėmė sprendimą dėl projekto ir turime tokią išvadą. Tai aš gal tą išvadą perskaitysiu. Tai yra Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos ekonomikos biudžeto ir finansų komitetas. Išvada dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2025-2027 metų biudžeto projekto. Pirmas punktas. Komiteto posėdėje dalyvavo ekonomikos biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Andžejus Kulevičius, ekonomikos biudžeto ir finansų komiteto nariai Jadvyga Sinkevič, Pavel Bandalevič, Alicija Šerbaitė ir Lilija Veršicka. Antras, švietimo, kultūros ir jaunimo reikalų komitetas, vietinio ūkio ir verslo plėtros komitetas, kaimo plėtros ir aplinkos apsaugos komitetas pasiūlymų dėl 2025-2027 metų biudžeto projektų nepateikė. Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos komitetas pateikė pasiūlymą padidinti sveikatos programai finansuoti skirtą sumą. Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos opozicija pateikė pasiūlymą dėl 5 išlaidų straipsnių patikslinimo, didinant sveikatos programos finansavimą. 2025 metų biudžete numatyta sveikatos programoms finansuoti 468 tūkstančių eurų ir programa gali būti tikslinama metų eigoje. Todėl nutarta balsuoti už pradinį variantą ir nutarta pritarti Šalčininkų rajono savivaldybės 2025-2027 metų biudžeto projektui be patikslinimų, bei teikti tvirtinti Šalčininkų rajono savivaldybės 2025-2027 metų biudžeto projektą Šalčininkų rajono savivaldybės tarybai. Ačiū pirmininkui. Taip, prašau, tarybos narė Alicija Šerbaitė.
Tai ačiū labai už suteiktą žodį. Išskleis norėčiau sveikatos programos tą visą sumą 468, man atrodo, tūkstančių, jeigu gerai atsimenu. Tai yra susitarimas, kad iš šitos sumos Šalčininkų rajono ligoninei pateikus sveikatos programos kažkokį planą bus skirta vaikų skyriui išlaikyti iš Šalčininkų rajono savivaldybės biudžeto. Tai va dėl šito buvo kovojama, kad 12 valandų vadovė sakė Šalčininkų ligoninės, kad jie patys galės išlaikyti, o 12 valandų jiems reikėtų pagalbos. Tai kadangi šiai 24 metais buvo pakankamai daug vaikų pasinaudoja šią teisę ir kreipėsi į mūsų gydymo įstaigą, tai reiškia pasitikėjimas auga, tai tų vaikų buvo 1032, jeigu neklystu, čia bendrai apie visas paslaugas. Tai manytina, kad iš šios sumos tikrai galėtumėm išlaikyti ir vaikų skyrių Šalčininkų ligoniniai. Ačiū. Taip, ačiū. Nes iš pradžios jau projekte buvo 218 tūkstančių, kaip tik mes jau ruošiant biudžetą galvojame apie vaikų skyrių. O dabar, todėl kad padidėjo atlyginimai mokytojų, tai ten planuojame 258 ar 6 tūkstančiai. Kas dar? Prašau. Kovgeris Robertas. Tik norėčiau patikslinti gerbiamą pirmininką, kad sveikatos socialinių reikalų komitetas teikia pasiūlymą sumažinti tą sveikatos programą, atskirai skiriant reikiamą sumą veikų skyrių, bet kadangi finansų skyriaus vedėja gerbiama Jelena mums paaiškino, patvirtino, kad tie pinigai bus skirti tik per atskiras programą, tai tiesiog norėjau patikslinti, kad mes neprašėm tos programos didinti, o atskritai atskira eilutė skirti finansavimą. Tai tik tiek, ačiū. Taip, svarbiausia galvoju, kad projekte viskas yra, ką mes pasiūlėme ir čia suradom bendrą kalbą, tai viskas normalu. Kas dar? Kas nori dabar dar pasisakyti? Nenori. Niekas norinčių nėra. Tai aš tada judam toliau ir paaiškinsiu ir paprašysiu tarybos narius dėl balsavimo procedūros. Biudžetas. Tai biudžetas turi 8 priedus. Taip? Tai mes atskirai balsuosim už kiekvieną priedą. Ir čia pagalvokite, tarybos nariai, kas ten, jeigu nėra konfliktų kažkokių interesų. O po to visi kartu balsuosim už biudžetą. Už priedus balsuosim, aš tai siūlau rankos pakėlimu. O jau už bendrą, už biudžetą, tai aišku per sistemą. Sutinkame, taip? Taip tvarkoj. Jeigu kas čia man dėja pakoregos ir padės, bet tada pradedam balsavimą. Taip, pagal mūsų tai sprendimą. Pirmas, dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 25 metų biudžeto 70 416,8 tūkstančių eurų pajamų planą patvirtinimo. Tai pirmas priedas. Prašau balsuoti, kas už. Balsuoja tarybos nariai. Ačiū. Kas prieš? Kas susilaikė? Nėra. Priedas šitas yra patvirtintas. Antra suma irgi Šalčininkų 73 911,1 tūkstančių eurų. 26 metų 75 678,9 tūkstančius eurų ir 2027 metų planus. Antras priedas. Irgi prašome ar tvirtinam, jeigu kas už,
tai balsuoja už. Taip, rankos pakelimu visi balsuoja tada. Kas už tokias sumas, tokią planą? Aš balsuoju taip pat su jumis kartu dar pripratęs. Kas prieš? Nėra, kas susilaikė, nėra. Taip, ir antras priedas patvirtintas. Trečias priedas. Dėl patvirtinimo Šalčio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų 25 metais gautų pajamų už teikiamas paslaugas 820 tūkstančių eurų įmokų į biudžeto planą. Kviečiu balsuoti. Kas už? Ai. Taip, gerai. Ketvirto ir penkto priedo. Tada turėtų nusišalinti nuo 3, 4, 5, 6 ir 7. Nu tai tvarkoj, tai grįžtam dabar mes prie trečio priedo, kas turi nusišalinti, tai prašau, informuokite ir dėja, bet nusišalinkite, gerai? Noriu irgi nusišalinti nuo klausimo svarstymo. Dėl konflikto. Nu, tai prašau. Dabar svarstam trečią priedą. Trečią priedą. Taip, gerai, tai dar grįžtam prie trečio priedo ir prašau balsuoti. Kas už? Balsuojam tarybos nariai, kas už? Taip, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 už. Kas prieš? Kas susilaikė? Kažkas tai nebalsavo. Ačiū. Priedas patvirtintas. Dabar ketvirtas. Dėl Šalčio rajono savivaldybės 25 metų biudžeto 70 milijonų 416 800 tūkstančių eurų asignavimus be išlaidų planą. Tai prašau, balsuojame. Tai dar mažiau mūsų liko. Prašau, balsuojam, kas už. Visi balsuojame, todėl kad to nebus kam balsuoti. Padėkit man skaičiuoti čia, sekretorė, prašau, todėl kad aš pats. Balsuojame dar, palaikykite, prašau, ranką. Taip, 16 prabalsavo už, ačiū, kiti nusišalino nuo balsavimas, kiek ten 6 žmonės irgi. Šeštas priedas dėl 26 metų 73 milijonai 911,1 tūkstančio eurų, bei 2027 metų 75 678,9 tūkstančių eurų asignavimus. Irgi turime patvirtinti. Šeštas priedas, prašau balsuoti, kas už. Nu, turbūt nėra jau kam nusišalinti. Jeigu tai visi už, 16, taip, prieš nėra, susilaikusi irgi nematau. Šeštas priedas patvirtintas.
Dabar einam prie 7 priedo. Jis skamba taip, dar kartą aš jums perskaitysiu. Pavesti Šalčininkų rajono savivaldybės asignavimų valdytojams, biudžetinių įstaigų vadovams, išanalizuoti įsiskolinimų priežastį, imtis priemonių įsiskolinimams mažinti ir sudarant bei tvirtinant 2025 metų išlaidų sąmatas, nustatyti reikiamų asignavimų dalį 2025 metų sausio 1 dienos esantiems įsiskolinimams už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti. Iš sutaupytų asignavimų išlaidaus pirmiausia dengti įsiskolinimus. 7 priedas. Kviečiu balsuoti, kas už. Taip, prašau, dar paskaičiuokim. Man atrodo visi, bet kiek? Taip, 19. Kiti dar nusišalino nuo balsavimo. Sekantis priedas 8. Patvirtinti Šalčininkų rajono savivaldybės apyvartinių lėšų paskirstymą. Projekte viską mes ten turime, jūs žiūrėjote. Kviečiu balsuoti. Kas už 8 priedą? Taip, ačiū. Kas prieš? Susilaikusi? Yra susilaikusi. Taip. 2 ar ne? Nėra, taip? Nėra. Vienbalsiai. Gerai, vienbalsiai 8 priedas patvirtintas. Dabar už biudžetą. Taip. Ačiū tarybos nariams. Taip, tokia procedūra dėja. Ir dabar pagrindinis mūsų klausimas, sprendimas dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2025-2027 metų biudžeto patvirtinimo. Balsuojame visi per sistemą. Taip, viskas galima. Prašau, balsuojame tarybos nariai dėl šito sprendimo. Vienbalsiai. Ačiū tarybos nariams. Ačiū. Taip. Ačiū labai. Taip, nuoširdžiai dėkoju dar kartą visiems, gerbiamai vedėjai Jelenai Ulianovič, visam kolektyvui administracijai, didelis darbas padarytas, tarybos nariams, ypač komitetams, komitetų pirmininkams, biudžetas patvirtintas. 4 mūsų projektas dėl pritarimo Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos 24 metų veiklos ataskaitai. Taip, paprašysiu komisijos pirmininką, gerbiamą tarybos narį Ivaną Stančiką. Tarybos antikorupcijos komisijos veiklos ataskaita buvo pristatyta komisijos posėdėje, kuriai buvo pritarta. Dėl to vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymais ir Šalčininkų rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos nuostatais ir tarybos sprendimais patvirtintais, prašau pritarti Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos 24 metų veiklos ataskaitai, kuri yra pridėta. Ačiū. Ačiū pranešėjui, pirmininkui. Prašau, ar turime klausimą gerbiamam Stančikui? Neturime, tai? Koks yra pasiūlymas? Galima priimti? Balsuojame. Kviečiu tarybos narius prabalsuoti. Tai 21 prabalsavo už, sprendimas priimtas.
Penktas sprendimo projektas pagal darbotvarkę, mūsų ir pagal registraciją 290. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Šalčininkų rajono savivaldybės nuosavybės ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jo patikėjimo teise, administracijos direktorius Grzegorz Jurgo. Gerbimi tarybos nariai, prašau perimti iš Martyno Mažvydo bibliotekos valstybės valdomą turtą, tai yra nešiojimo kompiuteriai, ir perduoti į nuosavybę savivaldybei ir perduoti patikėjimo teise mūsų viešai bibliotekai su tikslu plėtoti viešasias interneto prieigos paslaugas. Prašau, ar turime klausimų? Nėra, kviečiu balsuoti. Taip, dar gal ne visi, tai ačiū. 21 tarybos narys prabalsavo, iš dalyvavusių čia salėje, tai vienbalsiai. Sprendimas priimtas. Dabar sekantis sprendimo projektas 6. Tai dėl akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros teikiama Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems vaikams išlaidų finansavimo dydžio nustatymo skyrius vedėja Regina Sokolovič. Gerbiami tarybos nariai, prašau nustatyti akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros teikiamos Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems vaikams išlaidų finansavimo dydį. Tai vieno vaiko per mėnesį paslaugoms finansuoti 0,8 bazinės socialinės išmokos dydžio, tai būtų 56 eurai. Dėl to, kad bazinė socialinė išmoka padidėjo šiais metais, tai ir padidėjo ta suma. Pernai buvo 44 eurai. Ir vieno vaiko su negale, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių ar kuriam taikoma atveju vadyba per mėnesį paslaugoms finansuoti 1,7 bazinės socialinės išmokos dydžio. Tai čia būtų 119 eurų. Ir ta suma padidėjo nuo 82 eurų 50 centų nuo praeitų metų. Tai prašau patvirtinti pagal pateiktą projektą. Tai prašau, tarybos nariai, gal kas nori daugiau informacijos gauti. Viskas aišku, taip, jeigu taip, tai balsuojame. Kviečiu balsuoti, priimti sprendimą. Ir 21 už, vienbalsiai sprendimas priimtas. 7 sprendimo projektas dėl Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos ėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo 24 metų ataskaitos patvirtinimo. Kiekvienais metais tvirtiname visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių ataskaitą. Tai per 24 metus buvo finansuota 20 projektų, buvo išleista 19 894 eurai. Čia buvo pagrindę projektai, kurie skirti fizinio aktyvumo skatinimui, psichinio sveikatos stiprinimui, sveikatai žalingų elgsenos prevencijai ir taip pat aplinkos maudyklų vandens stebėsenai. Tai čia ta ataskaita turi būti pristatyta sveikatos mokymo ir lygų prevencijos centrui iki gegužės 1 dienos. Tai prašau patvirtinti priimti sprendimą pagal pateiktą projektą. Klausimų neturime. Kviečiu balsuoti už pateiktą sprendimos projektą. Prašau. Vyksta balsavimas. Vienbalsiai sprendimas priimtas. Ačiū tarybos nariams, ačiū vedėjai. 8. 293 sprendimo projektas dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 23 metų visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitos patvirtinimo. Taip, kviečiu direktorė Janina Alkovska. Labadiena, gerbiami tarybos nariai. Kasmet iki gruodžio 31 dienos analizuojame sveikatos ir su sveikata susijusių rodiklių profilį. Ir analizuojamas yra 51 rodiklis, iš kurių išrenkami 3 prioritetiniai. Tai
Šiemet buvo pasirinktas standartizuotas mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų, apsilankimų pas gydytojus skaičius bei tikslinės populiacijos dalis dalyvavusi profilaktinėje programoje dėl krūties vėžio. Šią ataskaitą patvirtinta iki gegužės 1 teikiame Higienos institutui, tai prašau ataskaitą patvirtinti. Taip, ačiū direktoriai. Kas turi klausimus? Taip, neturime. Kas nori kalbėti? Nėra norinčių. Kviečiu priimti sprendimą. Vyksta balsavimas. Taip, 21 už, vienbalsis sprendimas priimtas. Ačiū tarybos nariams, ačiū direktoriai. Ačiū. 10 pagal registraciją 299 dėl Šalčininkų rajono savivaldybės kelių gatvių 25-7 metų prioritetinių objektų sąrašo patvirtinimo skyriaus vedėjas Romas Monkevičius. Ką nors? Atsiprašau. Ne, atsiprašau, gerbiamas vedėjo, taip, aš 9 dar klausimą, tai kitas vedėjas tada ateis. Taip, dėl Šalčininkų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 24 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimas skyriaus vedėjas Stanislavas Lebedys, prašau. Gerbiami tarybos nariai, prašau jūsų patvirtinti mūsų savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2024 metų priemonių vykdymo ataskaitą. Pati ataskaita yra pridėta prie tarybos sprendimo ir ten visos ir pajamos mūsų, ir išlaidos yra išvardintos. Tai pranešėjų klausimų neturime, kviečiu balsuoti. Vienbalsis sprendimas priimtas, ačiū tarybos nariams, ačiū idėjai. Ačiū. Žinote, atleiskite, aš norėčiau jau kuo greičiau, biudžetas patvirtintas, tai žinote, supraskit, bet labai svarbus klausimas taip pat. Kviečiu skyriaus vedėją Romaldą Monkevičių, 10 dėl Šalčininkų rajono savivaldybės kelių gatvių prioritetinio objektų sąrašo patvirtinimą. Labadiena. Gerbiami tarybos nariai. Prašau patvirtinti Šalčininkų rajono savivaldybės kelių gatvių 2025-2027 metų prioritetinių objektų sąrašą. Sąrašas yra pridėtas. Turi klausimų? Neturime. Galime balsuoti? Balsuojame tada. Vyksta balsavimas. Tarybos narių už, 2 tarybos nariai prieš ir 1 tarybos narė nusišalino balsavimas, sprendimas priimtas. Ačiū. Ačiū tarybos nariams, ačiū vedėjui, tarybos posėdis baigtas.